Labą dieną. Šiandien nutariau pasidalinti su jumis tam tikrą informaciją, kuri yra labai svarbi santuokos nutraukimo bylose. Iš vienos pusės gali atrodyti ne visai teisinė, iš kitos labai stipriai ir labai tampriai susijusi su jūsų teisiniais rezultatais. Tai šeimos ginčuose dažnai tenka matyti tokią pasikartojančią klaidą, kad žmogus apie savo išėjimą arba santykių nutraukimą praneša anksčiau, negu užsitikrino ir pasirūpino savo teisinę arba fizinę apsaugą. Kai neretai, ką mes matome su advokate, dirbdamas tuo metu kita pusė jau būna pasirengusi veikti. Būna, kad metais, netgi ne vienerius, o būna ir ilgą eilę metų, o būna keletą metų, kad slepia informaciją, kaupia įrodymus, naikina įrodymus, formuoja savo palankę įvykių versiją, konstruoja kažkokį tai naratyvą arba į konfliktą suaugusių nesutarimus įtraukia vaikus, daro poveikį arba juos nuteikinėja. Tai šiandien mano sprendimas padaryti šitą transliaciją yra dėl to, kad jūsų sprendimas nutraukti santuoką arba išeiti iš jums netinkančių santykių, partnerystėje vedant bendrą ūkį, turi būti ne tik emocinės, bet ir labai gerai apgalvotas teisinė prasme. Tai ką turiu mintyje? Pirmiausia, reikia sudėlioti strategiją ir žingsnių planą, jeigu jūsų partneris yra manipuliatorius arba smurtautojas. Skyrybos, jeigu tai nėra smurtaujantis arba manipuliuojantis asmuo, yra vienokio tipo, o jeigu mes matome kitoje pusėje manipuliatorių arba smurtautoją, skyrybos yra visiškai kitokios ir joms reikia tikrai gerai pasiruošti. Tai pats pirmiausias patarimas, ką reikėtų padaryti, tai apsispręsti pačiai arba pačiam viduje, aiškiai atsakyti savo, kur einate ir ko siekiate. Jeigu viduje turite dvejonių, nesate tikri dėl savo priimto sprendimo, galvojate, kad galbūt jis ar ji dar pasikeis, tai skyrybų byloje manipuliatorius visą tai gali labai panaudoti prieš jūs. Kuo daugiau neaiškumo, kuo labiau abejojate savimi, tuo daugiau galimybių jūs palaužti ir paveikti. Kitas patarimas – pasidarykite svarbių dokumentų kopijas. Kaip ir minėjau pradžioje, būna, kad smurtautojai arba manipuliatoriai slepia arba naikina įrodymus. Tai pasidarykite tokių dokumentų kopijas kaip asmens tapatybės dokumentų, kažkokių tai banko išrašų, svarbių pavedimų, kredito ir paskolų dokumentų, jūsų turtinių dokumentų, turto dokumentų kopijas, svarbias žinutes, garso įrašus, kitus galimus įrodymus, kurie gali būti sunaikinti, paslėpti arba sunaikinti arba paslėpti. Tai manipuliatorius supratęs, kad jūs ketinate išeiti, tikrai gali panaikinti prieigas, gali ištrinti duomenis, failus iš jūsų kompiuterio, slaptažodžius pakeisti, jeigu žino slaptažodžius, sunaikinti visą informaciją. Yra tekę ne vieną kartą susidurti su tokiam situacijom, tai galima tam užbėgti už akių ir laikyti dokumentų kopijas skirtinguose įrenginiuose, skirtingose vietose. Dar priklauso nuo to, koks yra jūsų santykis, kokia dinamika buvo, atsižvelgiant į tai, reikia pagalvoti ir apie turimus dokumentus ir jų saugumą, nes jums to dar prireiks. Kitas dalykas, išsiaiškinkite savo tikrą finansinę situaciją. Vat advokatė Rūtas, kuri yra mano darbo vadovė, su kuria mes dirbame kartu, ne kartą yra sakiusi, kad ateina klientės, kurios net neįsivaizduoja, kas joms priklauso ir kiek uždirba vyras. Tai jums skyrybų atveju yra tikrai palanku išsiaiškinti pačiai arba pačiam, jeigu tai yra moteris manipuliatorė arba smurtautoja, kokias turite sąskaitas, kokių turite bendrų įsipareigojimų,
kokios yra šeimos pajamos ir koks turtas priklauso šeimai. Tai tikrai nustebtumėte, sužinoję, kiek moterų nežino, kiek uždirba jų vyrai ir ką jos turi savo vardu, arba kas kam priklauso šeimoje. 4. patarimas – apie savo planus, apie savo ketinimą neištransliuokite, nepraneškite per daug anksti. Dažna klaida tikėtis, kad daug metų nepavyko su manipuliatoriumi arba smurtautoju sutarti, jokio dialogo konstruktyvaus turėti, kad skyrybų atveju pavyks susitarti taikiai. Tai čia yra naivi viltis, todėl tikėtis, kad pokalbis, atviras pokalbis ypatingai padės taikiai susitarti. Tai praktikoje dažnai nutinka priešingai, kad pradedamos kurti jums kliūtis, spaudimas, manipulacijos, kontrolė arba dar kažkokie kiti pagaliai į ratus kišami. Todėl nepraneškite apie savo sprendimą per daug anksti. 5. patarimas – susikurkite savo palaikymo komandą. Jos jums labai prireiks. Jums reikia specialistų, jums reikia žmonių, kurie supranta jūsų situacijos dinamiką ir gali tame kontekste padėti jums priimti sprendimus, kad pasiektumėte jums norimų tikslų ir rezultatų. Ta palaikymo komanda gali būti advokatas, gali būti psichologas, kuris išmano prievartinės kontrolės modelius, psichologinio smurto, manipulacijų modelius. Tai gali būti mentorius, mentorė, artimi draugai, kurie taip pat supranta ir palaiko jūs, o ne viena koja jūsų pusėje, kita koja kitoj pusėje. Tai gali tokie žmonės būti pavojingi ir nesaugus jūsų situacijoje. Tai taip pat gali būti šeimos nariai. Tačiau taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad labai dažnai tiek man, tiek advokatai tenka susidurti su tuo, jog moteris ne visada sulaukia palaikymo iš savo artimųjų, patiria didžiulį spaudimą, susitaikyti su manipuliatoriumi, priimti joms nepalankius sprendimus ir panašiai. Turite įvertinti, ar tai yra žmonės gebantis suprasti, kas vyksta ir palaikyti jūs. Jeigu ne, atitinkamai sprendimus priimkite. Vienai tokioje situacijoje tvarkytis tikrai gali būti labai sudėtinga, kai patiriate tai pirmą kartą ir nežinote, kas jūsų laukia ir ką daryti. Tai tam, kad nepridarytumėte klaidų, tikslinga susirasti specialistus, kurie jūsų situacijoje jūs teisingai nukreips. O jūs po to jau priimsite savo sprendimus, kaip jums yra geriausia. 6. patarimas yra toks labai paprastas. Aš tą klaidą irgi dariau dar pati vienu gyvenimo etapu. Tai yra susirašinėjimai su kita puse iš emocijos. Negalite rašyti ir pilti savo emocijų, savo nuoskaudų, ką išgyvenote ir visa kita. Prisiminkite, kad tai, ką jūs parašote, gali visada tekti skaityti teisėjui, nagrinėjant jūsų ginčą dėl santuokos nutraukimo arba dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo arba dėl turtinių kažkokių tai klausimų išsprendimo. Todėl labai svarbu, kai yra manipuliatorius arba smurtautojas, ne pasiduoti spaudimui, poveikiui, įtakai ir žinutėse toną išlaikyti ramų, aišku, paprastą ir tokį dalykišką. Kaip su kokiu akmeniu kalbėtumėtės? Tik tai faktas, tik tai sprendimas arba pasiūlymas, be jokių emocijų, be vertinimo iš ankstinio, be kažkokių tokių nuostatų, kas nėra faktas. Tai emocingos žinutės tampa įrodymų prieš jūs, net jeigu emocijos tame kontekste buvo visiškai suprantamos ir tikėtinos. Tačiau manipuliatorius viską apvers prieš jūs ir bandys tai panaudoti savo naudai. Pažiūrėkite, kokia neadekvati, pažiūrėkite, kokia agresyvi. Ašgi sakiau, pasižiūrėkite, kokia žinutė, kaip jinai čia arba jisai išsiliejo. Todėl bendraukite taip, lyg jūsų žinutė kiekvieną kartą skaitytų teisėjas ir laimėsite šitoje vietoje. 7. patarimas. Įvertinkite savo situaciją, jeigu turite vaikų, kad kai kitoje pusėje yra manipuliatorius, kaip gali būti panaudoti vaikai. O vaikai visada, tiek kiek teko man susidurti praktikoje, kai yra manipuliatorius, vaikai yra naudojami visada.
Ne kada, o visada. Jums esant santykiuose, jums nutraukus santykius, jie bus naudojami visada. Tai kiekvienu atveju turite įvertinti, kad vaikas gali tapti spaudimo, keršto arba papildomo kontrolės priemonę ir pagalvokite iš anksto, kokie galimi scenarijai ir kaip galite vaikus apsaugoti, kad jie būtų kuo mažiau įtraukti į tokias visas istorijas. 8. patarimas. Čia yra labai svarbu, kad vertintumėte visoje situacijoje kitos pusės veiksmus, o ne kažkokius tai pažadus. Būna, kad ką mes matome po išsiskyrimo, labai dažnai prasideda, tokios meilės deklaracijos, love bombinimas, kad atsiprašau, pasitaisysiu, susitaikykime, eikim pas psichologą, eikim pas terapeutą ir panašiai. Pažadai pasikeisti, atsiprašymai, po to grasinimai, o paskui kaltės perkelimas. Ir kas man labiausiai nepatinka, kad būna, jog klientas tokioje stadijoje, kai apipilamos meilės pažadais arba netgi dovanom, kad tai priima kaip už gryną pinigą ir atsiima pareiškimus, pavyzdžiui, jeigu buvo smurtas anksčiau. Gražiuoju galvoja, kad susitars dėl vaiko išlaikymo arba kad gražiuoju dar kažkas susitars. Ir jeigu tai yra manipuliatorius, mes turime patirties, kad tokiam žmogui pasikeisti reikia daug laiko, o čia viskas vyksta mėnesio, 2-3 laikotarpyje. Ir pradedamos tokios skleisti deklaracijos, kad štai aš jau pasikeičiau ir panašiai. Tai sugrįžtama ten, nuo ko pradėjome, moteris pamato, kad pasikeisti netaip paprasta, kad tas manipuliatoriaus elgesys nepasikeitė. Ir po to, kai buvo, pavyzdžiui, pareiškimas atsiimtas iš policijos, nagrinėjant civilinę bylą dėl kažkokių klausimų, jau tai gali būti panaudota prieš jūs, pasižiūrėkit, nestabili. Melavo, kad mušiau, bet pareiškimą atsiėmė, tai vadinasi, smurto nebuvo. Todėl atsiiminėti, ar gražiuoju ten kažko susitarti, be jokių susitarimų teisinių, tikrai neverta ir gali atsigręžti prieš jūs. Todėl stebėkite tokioje situacijoje elgesio dinamiką, sistemiškumą, o neklausykite, ką jis kalba. 9. patarimas. Išėjimą planuokite strategiškai. Saugiausia išeiti tik tada, kai turite planą. Aišku, žingsnių planą, ką, kada darysite. Ir pirmiausia, turite pasirūpinti savimi, savo saugumu, dokumentais, finansais, gyvenamąją vietą, vaikų saugumu ir tik po to informuoti manipuliatorių apie savo priimtą sprendimą. Neretai būna taip, kad moteris pirmiausia išsikrausto iš namų ir tik tuomet kita pusė, partneris, yra informuojamas, nes taip jai yra saugiausia. Todėl, kad gali kilti įvairių provokacijų, manipulacijų, trukdymų ir panašiai. Arba netgi smurto protrūkis gali kilti ir tai toks ganėtinai dažnas įvykis. Todėl nereikia skubėti apie savo priimtą sprendimą informuoti arba juo grasinti, galvojant, kad manipuliatorius pasikeis. Tai tokia taktika nepasiteisina ir jinai gali tik tai jums daugiau žalos pridaryti. 10. patarimas. Turėkite planą ir B, ir C, ir jeigu reikia, ir D. Turite pagalvoti iš anksto ir suplanuoti, kur gyvensite, kaip išsilaikysite, kas jums padės kritiniu momentu, ką darysite, jeigu prasidės teisminiai procesai. Ką tenka stebėti tokiuose situacijose? Santykių nutraukimas su manipuliatoriumi ar netgi smurtautoju nėra neretai tik tai gyvenamosios vietos pakeitimas. Tai yra toks, kaip naujo etapo pradžia, kur reikia labai gerai pasiruošti, nes visą laiką buvo jėgų persvara, galios disbalansas, ne jūsų naudai, todėl reikia pasiruošti. O tam reikia strategijos, planavimo ir, žinoma, žmonių arba specialistų, kurie supranta tokias elgesio dinamikas
dalyvavimą visame šitame procese. Vienai priimti sprendimus visiškai saugius tiek jūsų, tiek vaikų atžvilgių yra tikrai nepaprastai sudėtinga. Jeigu nesate susidūrusi su teisminiais procesais, su valstybės institucijom, galite pridaryti savo daug žalos arba klaidų. Todėl, jeigu norite iš to išeiti saugiai, turite tikrai įvertinti situaciją, jos rimtumą ir veikti strategiškai. Kodėl šitie žingsniai yra svarbus teisinė prasme? Vat visa tai, ką aš jums čia papasakau, tos patarimus. Iš vienos pusės atrodo tokie, kaip paprasti buitiniai patarimai, iš kitos pusės yra svarbus teisinė prasme, todėl kad skyrybų, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos ar turto padalijimo bylose teismas sprendimus priima neremdamasis emocijomis arba jūsų nuomonė, arba jausmais, kurias išgyvenote ir patyrėte, o konkrečiais faktais ir įrodymais. Aš jums daviau patarimą, kokių įrodymų, ką turite padaryti, kad susirinktumėte įrodymus. Kas yra laikoma konkrečiai įrodymais, tai yra atskira tema, galima apie tai pasikalbėti ir konsultacijų metu, arba pasinaršyti internete, kas gali būti laikoma įrodymais. Tai va, tai, kas šiandien atrodo jums akivaizdu ir tarsi savaime suprantama, po metų teisme bus vertinama tik tai per dokumentų prizmę, per susirašinėjimus pateiktus, per garsų įrašus, liudytojų parodymus arba per kitus objektyvius duomenis. Jūsų pasakojimo nepakaks. Jis mane skriaudė, jis mušė, jis neapribojo finansus, jisai ten su vaiku nebuvo, laiko nepraleido ir panašiai nesirūpino. Neištikimas, nelojalus buvo kaip sutuoktinis. Tai pasakojimo jūsų asmeninių patirčių nepakanka. Teismas sprendimus priima vertindamas pateiktus įrodymus, faktus ir objektyvius duomenis arba liudininkų parodymus. Nepakanka to, kad papasakosit, nes kita pusė papasakos dar didesnė, dar gražesnė, dar labiau įtikinamą istoriją. Klausimas, ar turės kaip tą istoriją pagrysti, nes manipuliatoriai sukuria tokias istorijas, tokius pasakojimus, drįsta meluoti juodu ant balto ir teismas tai skaito. Taip, įrodymų nėra, tačiau kūrė savo kažkokią tai istoriją ir naratyvą, bandydamas suklaidinti ir įtikinti teismą. Todėl labai svarbu, kad jūs turėtumėte iš savo pusės, kaip argumentuoti ir kaip pagrysti ir kaip įrodyti. Ir aišku, kiekviena situacija yra individuali. Jeigu svarstote apie skyrybas, arba jūs skiriatės, ar gyvenate aukšto konfliktiškumo santykiuose, čia toks terminas yra vadinamas. Aukštas konfliktiškumas. Šiaip tiek, kiek skaičiau užsienio literatūroje, nėra tokio termino kaip aukšto konfliktiškumo. Yra santykiai su manipuliatorium arba su smurtautoju. Tai va, jeigu esate tokioje situacijoje, prieš priimdama sprendimą dėl skyrybų ir prieš priimdama sprendimą iškomunikuoti kitai pusėje apie savo sprendimą, būtinai pasikonsultuokite, pasitarkite su advokatu, su teisininku, su žmogumi, kuriam tokios situacijos yra pažįstamos ir žino, kaip saugiai juose naviguoti. Skyrybose, ypač kai yra vaikų, kai bendro turto ar buvo ilgą laiką vestas bendras ūkis kartu, tikrai labai svarbu pasirinkti advokatą, kuris atstovaus būtent jūsų ir vaikų interesams. Kuris įsigilins jūsų situaciją, kuris supranta manipuliatorių, manipuliuojančių asmenų arba smurtautojų elgesio dinamikas, taktikas procesuose, vaikų įtraukimą, kaip tuos vaikus apsaugoti, ko galima tikėtis, kam galima pasiruošti, kam galima užbėgti įvykiams už akių ir panašiai. Todėl tie patarimai, kuriais pasidalinau, iš vienos pusės yra paprasti, labai suprantami, žmogiški, iš kitos pusės norėjau jums parodyti, kaip tai yra svarbu teisinė prasme, kad jeigu nebuvote
niekada teisme ir galvojate, kad papasakosite savo istoriją ir teismas jumis patikės, tai klystate jau iš karto. Teismas vertina ir sprendimus priima tik tai pagal pateiktus faktus ir argumentus, kurie pagrįsti įrodymais. Ne jūsų nuomonė, ne jūsų išgyvenimais skausmingais, ne pralietų ašarų kiekių ar kitokiais tokiais dalykais, kurie nėra kaip faktai arba kaip konkretus įrodymai pateikti. Jūsų jausmai ir jūsų nuomonė jums ir lieka, bet teisme tai neturi svorio, kad teismas galėtų priimti jums palankų sprendimą. Turite rinkti dokumentus ir turite sugalvoti, suplanuoti strategiją, kaip apsaugoti ir save, ir vaikus tokioje situacijoje. O mes su advokate Rūta turime daug tokių situacijų, kai yra kitoje pusėje manipuliatorius arba smurtautojas. Todėl esame perpratę tokių oponentų elgesio taktikas ir galime jūsų situacijoje naviguoti jums saugiausiu būdu. Tai šiandien tiek. Jeigu turėsite klausimų, galite rašyti po šiuo video, kam aktualu individualiai jūsų situaciją išnarplioti arba išsiaiškinti ir jums reikalingi kažkokie patarimai, tai susisiekti galite arba su manimi, arba su Rūta asmeniškai. O šiandien tiek. Linkiu jums skanių pietų, nes jau artėja pietų pertraukėlė, ir gražios likusios pirmadienio dienos. Iki!